C-bet, lažybos, lošimo automatai, ruletė, C-bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Ką tik legaliai įsigijom Blue Dream kušo. Dabar nusipirkam legaliai, o po to bandysim nusipirkti čia nelegaliai iš gatvės ir palyginsim, kas per kokybės skirtumas tarp dūmų. Pavyzdžiui, ten netgi vairuotojai, jeigu tu pasiėmė kokią taksistą, jis sako, aš negaliu vairuoti neparūkęs, tarsi. Tai, nu ką, ar lauki, pavyzdžiui, ko parūkys? How much for this? Not too long, it's more than 2 hours. Pasiėmėm tokį. Daug, kiek čia yra. Susuka seka didelį ar mažą, man vis tiek nesvarbu. Vis tiek vienodai veža galvoje, burbuliukai širdyje. Taip gera pats esu, bet dar vieną nesu pirmo mažo. Sveiki, vėl nauja kelionė nusimato pas mus horizonte. Iki skrydžio liko mažiau negu 2 valandas ir mes dabar esame prie pat Remio namų ir varom pažiūrėti, kaip jiems sekas ruoštis, ar jau susikrovė kuprinę. Ir dar turėsime jiems dovanų nuo Evolution, kur bus tam tikra užuomina, kur jis keliauja, nes jis iki šiol nežino, kur jis skris, nežino net kur bus jo pirmas skrydis, nežino net ką reikia dėti kuprinę, jis nieko nežino, taip kad varom pračekinsim jo nuotaikas. Ar negaila sūnų išlydėti? Nu, stiprus ruošęs, nusiteikė jau morališkai. Viskas gerai, šunys va lydės. Kada? Sakyk, jėla. Čia taip. Pavėlino skrydį, bet aš mišau, aš čekiną pasidaryti blemba ir čia reikia judėti pabiškiai jau. Nu, ne pabiškiai jau reikia. Tai čekiną vietoj darys? Jo. Dar nežinia, kur. Pasiruošęs? Žiūrėk, čia yra dovanos nuo Evolution, mūsų rėmėjų. Ir čia, čia yra dar netgi užuomina, kur mes skrisim. Čia yra 2 užuominos, kur mes skrisim. Plokštelė. Aha, ir dar dalykas yra vienas toks, yra dar greičio akiniai yra. Tai pala, gal šitų tada nereikės. Tokie akiniai, ne? Čia yra 2 užuominos, žinau, ir tau kažkas tai sakys. Reikia pagalvoti. Gerai, bet ne būtent tada dabar čia spėti, tavo ne, čia gali pamastyti. Atrodo, nemažai keliauja, bet užmirštu tokį, nežinau, įprastą dalyką, kad tas čekinas, tai aš nespėjau čekino padaryti, žodžiu. Tai galvoju, pizdu nuvarysim tipo į oro uostą, sumokėsim gal biškį daugiau pinigų ir pasidarysim. Nuvarome oro uostą ir sako, kad čekino laikas tai nepasikeitęs, tik tai skrydžio laikas pasikeitęs. Sako, čekinas uždarytas. Aš toks, eik, tu apsiskelbė visų rylsų pridarytams, kaip darom Remio. Tik prasidėjom iš karto turim reikalų, be čekino, tavo reikia kviesti kažką. Viškai buvo, aš šiek tiek šiktal tai batelę. Tipo, jeigu dėlėjinas skrydį, tai vis tiek čekinas vyksta laiku. Aš taip nesuginu, dar nežinau. Sveiki. Ja. Ne. Bet bilietus turit viskas? Ja, bet čekino neturim. Ja. Tai tada, čekino neturit? Ja. Čia gal čekino ir stovi? Nes nespėjau padaryti tam. Jeigu čekino neturit, automatiškai ir bilietų neturit. Tarsi, tai dar iki valandos iki skrydžio, ja. Bet čekinas užsidaro 40. Jo, bet galima už papildomą mokestį čekiną visada pasidaryti. O gal galima daryti kažkaip? Žinokit, taip. Sveiki. Labą. Į Lutoną. Registracija uždaryta. Bet gal pavyks kažkaip padaryti? Viskas, jau laipinimas pradedamas. Bet tarsi, bet skrydis nukeltas buvo. Tai skrydis nukeltas, bet yra parašyta dar, kad registracija laiku atsidaro, užsidaro viską. Bet mes tik hand luggage, mes greitai žinokit. Registracija uždaryta, dar jums reiktų tada, jūs susiregistravę ar ne? Mes čekino neturim. Nu tai va, dar jums reiktų į apačią susimokėti, tada užeiti į viršų. Tai mes viską padarysim per valandą laiką. Jau registracija yra uždaryta. Jau laipinime, suprantate, yra žmonės dirbantys su vizėjiru. Jau girdėjot pranešimą? Bet aš gavau žinutę, kad 25, ta prasme. Taip, bet reikia pasižiūrėti. Parašyta va, please see your email for Wizz Air. Ir Wizz Airo elektroniniam laiške yra parašyta, kad skrydis, kad ir vėluoja, registracija. Mes spėtume, prašau labai, mes galim visam visus. Mes neturim jokių raktų, nieko neturim. Bet ta prasme... Suprantat, jie jau yra laipinime. Tai mes ten verkiam, nežinau, kaip tam Šreko katinas, tai prašom, kad atidarytų tą check-in deską.
Tai šiaip ne taip. Tu kažkaip viską sutvarkėjai kaip profesionalas keliautojas. Kažkaip, nežinau, pavyko ten išprašyti. Dar Remis pražydėjo toms darbuotojams Kauno oro uosto bilietų į koncertus, tai gal dėl tam. Tai skridom šiaip ne taip. O kitas incidentas buvo jau nusileidus, tai vos patekome į Jamaiką. Tik nusileidom į Jamaiką. Kur jūsų skiepai, vaikinai? Aš galvoju, kokie skiepai, nes aš googlinau, kad nieko nereikia. O ten pasirodo reikia tų skiepų, kur vaikystė daro ten, ko ten, mysls, tai čia timai, ne? Mysls, timai. Raudoniukė kažkokia ir dar. Nu, tų tokių, kur kai tik gimsi visus įkala. Ir ten pasirodo, reikia turėti įrodymą. Bet tada dar juokingesnis dalykas, kad viskas gerai, jeigu tu jų neturi, tik susimokėk $100 už vizą. Welcome. Nereikia tas skiepų. Welcome, baby, come on. Ja, mūsų biškai uždarė tokį kambariuką, žodžiu, iš pradžių ir biškai pralaukiam, susimokėjom po 300, nu iš viso 300 ir viskas patekam. Tai ten iš karto apstojom pas tokį čuvaką biškai randam. Pasirodo, jis yra Grammy statulėlės laimėtojas ar nominantas. Jo, jisai yra ir nominuotas kelis kartus ir net laimėjęs Niko Marzuka, kuris kūrė muziką kartu su Wiz Khalifa, kartu su daug regio atlikėjų iš Jamaikos. Kokią tikimybės Remi patakė ten, kur... Jo, mes pasikeitėm kontaktais ir dabar esam ryšytai, įdomu. Ja, tai pirmas įspūdis apie Jamaiką buvo, tai aišku, ten faini, bičiai, viskas, aišku, žolytė visur ten laisvai ten pardavinėjasi. Dėl to, kad jinai ten yra legali ir labai mylima. Galėtum gyventi čia, ne, manau? Nu, dar pažiūrėsim, dar yra laiko. Ką čia dabar pasėmė? Ką tik legaliai įsigijom Blue Dream kušo iš Medicinal Cannabis Flower Island Streams Jamaica parduotuvės. Ir sumokėjau po $10 maždaug už gramą, kas gaunasi biški mažiau negu eurų. Jeigu ras kažkas man žalose kanapių, tai jas iš čia. O karočią, dabar nusipirkam legaliai, o po to bandysim nusipirkti čia nelegaliai iš gatvės ir palyginsim, kas per kokybės skirtumas tarp dūmų. O dabar toks kaip ir čilas, saulėlydis, varam pavalgyti, už 100 metų mes einam valgyti. Jo, iš tikrųjų visą dieną. Visą dieną einam valgyti. Paskutinį kartą valgėm lėktuvę. Žodžiu, pardavimas yra legalus čia tik tai tada, jeigu jis yra reguliuojamas. Tai realiai gatvėje, jeigu perki, tai yra tipo nelegalu, bet iš esmės, jeigu susimoki nario mokestį, tai gali pirkti. Pavyzdžiui, ten netgi vairuoti, jeigu tu pasiėmė kokią taksistą, jis sako, aš negaliu vairuoti neparūkęs, tarsi. Tai, nu ką, ar lauki, pavyzdžiui, parūkės, ten, pavyzdžiui, barmenė, padavėjas, tu sakyt, gal gali pilti alaus, tai tu turi palaut, kol susuks kasekėlį, parūkės, tada jau tam pripils, ką jau nori. Manau, kad čia, jeigu virtuvė pati gera, tai čia turėsim žiaurų experience, nes visi dalykai, kurie man yra žinomi iš Jamaikos virtuvės, tokie kaip oxtail stew, kas yra jaučio uodegos troškinys, jerk chickenas, karočią, aišku, jūros gerybės, krevetės, lobsteriai. Jerk chickenas yra jų pats populiariausias, turbūt jamaikietiškas. Tada blackened fish yra, kas yra labai populiarus. O tai imam visi skirtingai, taip? Tai aš manau, kad pasiemam ir paragaujam visokių skirtingų dalykų. Tai būtinai jerk chickeną, būtinai stew oxtail, paimam vieną flatbreadą ir iš užkandžių kažkokių. Ir po kokteilį gerą. Cheers. Čia vantonai ir čia fish friteriai. Nu ir kaip, kas viduj. Aki tai yra žuvis, man atrodo, iš tikrųjų dabar. Jo, su žuvim. Bled. Okay. Rimtas, ne? Very good. This one is very good. Yeah. So good. Wow. Oxtail stew, baby. Check this out. Čia yra grinai sukapota jaučio uodega. Yra, nu, kaip pagalvojo uodega, žinai, bet jinai iš tikrųjų yra didelis šliosas toks mėsos. Tai ją sukapoja taip, jinai lanksti kaip stuburas, prasitęsintis. Ir joje yra daug bone marrow ir kaulų čiulpų dalykų. Jo. Ir aplinkui labai minkšta mėsa, nes jinai labai mažai dirbantis raumenis. Jinai tiesiog visa plyšta, žinai, nuo kaulų, va taip. Ir žinok, kaip skanu, wow. Va, jerk chickenas ir fried plantain, kas yra banano pusbrolis, surus, kol dar neripe. Sėmė, pizda. Nu jo.
Senė, čia bet kaip skanu. Višta biški tokia susoka, daugiau reikia padažą jam ir kit. Nu, užtaigėm tai žiauriai. Ačiū Evolution ir Sibet, kad mes tai galim turėti. Linkėjimai. O tai kuo jūs norite būti? Pradėkim nuo tavęs. Kodėl tu čia? Aš studijuoju IT ir noriu būti programuotoju. Puiku, tai suderinama. Mėgstu dainuoti, siekiu muzikinės karjeros. Aš jau dabar tai įsivaizduoju. O tu? Aš nežinau. Tai kodėl čia atėjai? Man tiesiog reikia stabilių pajamų. Kol atrasi tai, ko ieškau. Tobula. Tobula! Šaunuoliai. Kad ir kas tu būtum, konkurencingas atlyginimas bei lankstus darbo grafikas tau padės. Prisijunk prie Evolution. Darbas Evolution LT. Smells good. Kaip tau? Okay. Kažkada galbūt CBD pas mus, kuris galimas jau. Irgi patapsi tokius. Nu, ne tai, kad pataps, bet prisijungs. Evoliucionuos. Prisijungs tiesiog į bendrą kompaniją. Skaniai gaba. Gal pasidalins teritoriją. Čia fakta pas mūsų sistema, nes nu, jeigu alkoholis legalus, o žolė ne, tai apie ką mes čia šnekam, žinai. Nes nu, mane biškai užpizdavo tas požiūris tėvų ir šiaip vyresnių žmonių į tai, kad čia yra pizdas, siaubingas narkotikas, žinai, nes tipo, aš jau pats jos ten pabandęs ir parūkydamas, žinai, aš mamai pradėjau pasakoti apie visokius dalykus tokius ir kažkurio momentu jinai manęs paklausė, ar aš sako, ar tu esi bandęs, sakau, jo. O po to, palaipsniui, kai jinai pati pasigilino į visą tą situaciją, jinai tiesiog, nu, ta prasme, pas mus dabar namie pilna CBD produktų, kanapių, arbatos, panašiai, jinai pati labai mėgsta tos, jai nepatinka, nu, kažkoks, tipo, nėra poreikio kažkaip apsidaužyti, žinai, taip sakant, nuo dūmų, tai jinai nerauko, ne, tipo, bet kad suportina tą idėją ir panašiai, ir kad tai yra tiesiog augalas, tai jo. Alkoholis yra daug baisiau negu Žymiai, ta prasme, šiaip, tipo, aš mėgstu alkoholį, tikrai nemelosiu, bet palyginus, kiek gali prisidaryti žalos ir šiaip organizmui kaip kenkia, tai net nėra ką lyginti, kad žolė net nėra nei arti alkoholio. Nu ką, Jamaican experience, biškilus filtras. Susuk, kas seka, didelį ar mažą, man vis tiek nesvarbu. Vis tiek vienodai veža galvoje, burbuliukai širdyje. Taip gera pats esu, bet vieną nesu pirmo mažo. Nors visi jau įsitaškė, pats suka bombą taškė. Dieve mano, kas čia bus, ištaškys dabar visus. Kosiu mes surūkėm trečią, kieša jau kaip žopui esa. Nerka žiūro į visus, nesupranta, kur dangus. Mes žolytę jau pabaigom, bet mesiukų dar yra. Reikia gal kad atsigauti, nes kitaip visiems šikna. Na ilgai mes negalvoja, ėmėm 2 ant viršaus 3. Nu ir kur dabar mes esam, to jau nieks nepasakys. How much for it? How much for this? I give a for 30. For 30? Yeah. 30 US? Yeah. Too expensive, man. The dispensary sells it for cheaper. Lowest I can go is 20. 20? Ja, tik tai reikia dar prisiminti pirmą tokią, kaip nežinau, elgiamės su tuo pirmą dieną ir paskutinę. Tai žodžiu, aišku, norėjus išbandyti, nusipirkti, paragauti. Čia, kadangi ten legalu, tai nieko, kaip sakant, nėra, kad mes siūlom tą daryti jums. Bet, žinot, kiekvienas savo. Kaip tik nerekomenduoju. Nerekomenduoju. Hey, where are you from originally? Lithuania. Sprechen Sie Deutsch? No Deutsch. No German? No problem. I have better for you. Today I came from the plantation. Yeah? Yeah, man. Okay. That's why in the day
I want to show you, but you were moving too fast. Yeah. Say, come on, Because come we were with the bags, no? Me, I do Okay. toys too, man. Hey. Oh, man. Yeah, man. Can I hold? Hold, man. Not too long. It's more than 2 hours. Okay, look, I want to get some, but I don't have a lot of cash on me, so how much do you want for it? How long you stay in Jamaica? For a few weeks. 2 weeks. So, we can drive. I don't charge you for this. We can drive to the ATM here, and then we come back. Like, what do I get for 1,000 Jamaican? This is no money. I feel you, but I don't have any cash. Just $1,000. We go to the ATM and we come back fast, 5 minutes. You don't understand my job, you know. I stay Not here, yet, man. I want to get you something that you don't have to buy again. I give you all of this. Yeah. 10,000 Jamaican. 10,000 Jamaican for this? Oh, that's the deal. Tai čia PM eurų. Ne, 100 eurų. Best deal, best deal. 3 eurų. 3 eurų. Best deal. This for, look, I don't have cash Jamaican, but I have pounds, 50 pounds. Like similar, 50. It's 50 pounds. You sure? Yeah. Look How up. you have pound and you're not from England? Why you have pound? Because they had a layover in London. Oh, you fly. We fly to. I was in London. From Lithuania to London and then to Jamaica. So 50 is. I was in London. How much? When? And then there's no internet. You know what? It's better to make something now than make nothing. I feel you. What else you have? You have the 1,000 Jamaican, put it on top. We have a deal. Give me another stick and then I put. Don't worry about it. Give me Get a another good stick. deal. You can find this deal. I feel you, Hey. brother. Hey, this deal, Man. you don't get this deal. Nice to meet you, man. I feel you, man. Hey, you can't get this deal nowhere. You know it. I feel you, my man. Yeah, let me see. But you understand that we don't even probably gonna smoke this one. Don't worry about it. Look, I got a bag. You got a bag, boss? I got a bag from. Yeah, man. But this guy with the photo, you police? No, we're making a video. Lithuania, man. Yeah. Lithuania. Photo Let's go. now. Reikia būtinai pasimti grinderį. Reikia būtinai pasimti grinderį dabar. Pirmi pirkiniai turi būti. Kiek gramų pirkai ten? Ten kiek gramų aš neįsivaizduoju, reiks pasverti. Kiek gramų kokia tai tikrai bus. Eik tu, tai? Jaučiu, jo, žinok. Reiks pažiūrėti, bet... Seniai, net stiebai daug duoda. Mus gali pasadinti, bet pirmiausia, kiek to yra. Eik, pasadinti, atimti ir viskas. Čia, sakyčiau, čia pirkau iš tos. Turim video. Visą tą. Kokį grinderį čia pasimti? Čia, reikia išsirinkti. Ne, reikia kaip tik disposable pasimti grinderį tokį, kokį palikti. Lauktuojam reikia švarius vežti. Bet šiaip, kas yra įdomu, tai mes daug kalbėjom su Šaikelė iš salos, su vietiniais bičiais. Ne kartą uždaviau ir ne vienam žmogui klausimą. Sakau, kaip čia vyksta viskas, kodėl visi rūko? Sako, o kodėl ne? Sako, o antras dalykas, sako, tai šitas augalas mumis ir mūsų vaikus į mokyklą nuveda, ta prasme, tai ekonomikos dalis yra net. Ir davė tokį irgi supratimą, kad jie yra pasirinkę puoselėti tokį svarbų augalą jų kultūrai, kurį galėtume puoselėti ir mes. Kaip matot, šiaip yra labai daug tų dalykų, bet nėra nei vienos kainytės. Tai reiškia, kai tu ateisi prie kasos, tau pasakys draugišką kainą ir pasakys, yeah man, you can take this for 15, but I will make for you $10. Žodžiu, jis tam nuleis prie kasos, kaip brolių, kaip šeimos narių artimiausiam, bet vis tiek tai bus turistinė kaina. I already give you the discount the moment you walk in. Okay. You from Canada? What? You from Canada? No, looks like? No, you speak a little French, no? No, we speak Lithuanian. Lithuanian, okay. Yeah. Kiek smulkiai? 108. 108? Čia, ble, daug. $1. Nu, čia gerai jums kebina mūsų. In Jamaica, you get the rum. You get the Jamaican rum. Pardavęs. Grandnephew, Jamaican rum. Okay. Right here. Yeah, man. Yeah, man. Best one. Lime juice. Best one, yeah? Yes. So this is rum. Okay. Tas man pardavė vyksta degustacija, kad aš tai maksimum vietiniai. It's local? Yes, man. This is the very best. Cheers. Cheers. Thanks. Yeah, man. How do you say cheers in your...
It's cheers. Cheers, same thing. yes, okay. Same version. Yeah, cheers. Repeat after me. Hold them up, hold them up. Yeah. Here's to those who wish us well. Here's to those who wish us well. Here's to those who wish us well. And for those who don't. And for those who don't. Can go to hell. Can go to hell. Now drink. Okay, drink. Let's go. Oof. How much proof on that? 63. Labai džiaugiuosi, kad surėmiau su Jamaiku dėl to, kad Remis, aš jaučiausi kaip su gidu visą laiką. Jisai tą vietinę kalbą moka, kaip, nežinau, kaip lietuviškai vos net su jais kalbėjo ten. Sudalyvavę esam, tai karočią, normaliai, tikrai to normaliai. Pasinam tokį, daum, kiek čia yra. Taip, 5 svarų, bet man atrodo... Tai daug ar nedaug 5 svarų užtiek? Man atrodo, kad nedaug. Nes jis toks stiprus, čia irgi svarbus faktorius. Iš tikrųjų, aš galvoju, kad Pochutas bus vienas Džonsas, bet nepalyginsi su Lietuvos. Aišku, čia šakas nuėmus žymiai mažiau iš faulimo atrodytų. Vis tiek, tai gal, normalus čia. Lietuvoje pakilo kainos, čia gera kainos. Reikėtų pasėlės, dar šlapas, tai dengia, sunkus. Sakė, išdžiavint. Atsiminit, sako, put it in the sun. Put it in the sun, man. Tai va, buvo gal. Stumiko. Čia yra nuotykiai tokie, apie kokius kernai gyvenau.